Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. 2025 metų kovo pradžioje Apple atnaujino kelias savo produktų linijas. Be naujų iPad ir galingų Mac kompiuterių prekyboje pasirodė nešiojami kompiuteriai MacBook Air su Apple M4 procesoriumi, kuriuos šiandien trumpai apžvelgsim. Iš pirmo žvilgsnio naujasis MacBook Air atrodo panašiai kaip ir ankstesni modeliai. 13 ir 15 colių versijos yra plonos vos kiek daugiau nei 1 cm storio, o jų svoris atitinkamai apie kilogramą ir 200 gramų ir apie kilogramą ir 500 gramų. Tai reiškia, kad šie nešiojamieji kompiuteriai yra lengvi ir patogus nešiotis, nesukeliantys diskomforto. Šių metų modeliuose pastebimi spalvų paletės pokyčiai. Nors išliko Midnight, Starlight ir Silver spalvos, Space Gray dabar yra pakeista nauja Sky Blue spalva. Ši spalva primena dangų ir įdomiai keičia atspalvius priklausomai nuo apšvietimo, kartais atrodydama tiesiog pilka, o kartais melsva. Ekranas išlieka aukštos kokybės su ryškiomis spalvomis ir puikiu kontrastu. Abiejose modeliuose turime reikalų su Liquid Retina ekranu su didelė skiriamąja geba ir 500 nitų ryškumu. Tai neprilygsta MacBook Pro, kuris yra dar geresnis lygiui. Tačiau nepaisant to vis skųstis ekranu nėra nei vienos priežasties. Tiek 13 colių, tiek 15 colių MacBook Air su M4 lustu ekranai palaiko True Tone technologiją, prisitaikančią prie aplinkos apšvietimo ir P3 spalvų gamą, užtikrinančią tikroviškas spalvas. Prie naujojo nešiojamojo kompiuterio taip pat galima vienu metu prijungti ne vieną, o 2 išorinius monitorius. Ir šie iki 6K raiškos. Tai atliekama naudojant Thunderbolt 4 palaikančius USB-C prievadus, esančius kairės pusės korpuso pagrindo apačioje. Tokių jungčių čia yra 2. Didžiausias 2025 metų MacBook Air modelių atnaujinimas Apple M4 lustas. Jis užtikrina sklandų ir greitą veikimą, leidžiantį lengvai atlikti kasdienės užduotis bei dirbti su sudėtingomis programomis. Apple M4 lustas turi 10 branduolių procesorių, susidedantį iš 4 našumo ir 6 efektyvumo branduolių, bei 8 arba 10 branduolių grafinį procesorių priklausomai nuo pasirinkto modelio. Taip pat integruota 16 branduolių Neural Engine skirtas dirbtinio intelekto užduotims. Atminties pralaidumas siekia 120 gigabitų per sekundę, o operatyvioji atmintis gali būti 16, 24 arba 32 gigabaitų. Šis lustas užtikrina sklandų darbą su kasdienėmis užduotimis ir sudėtingesnėmis programomis tokiomis kaip vaizdo redagavimas arba 3D modeliavimas. Palyginus su ankstesniais modeliais našumas padidėjo ženkliai, todėl vartotojai gali tikėtis greitesnio ir efektyvesnio darbo. Naujausio MacBook Air baterija leidžia iki 18 valandų žiūrėti vaizdo įrašus arba iki 15 valandų naršyti internete. Tai užtikrina, kad galėsite dirbti visą dieną be papildomo įkrovimo. Įrenginys turi 2 Thunderbolt 4 USB-C prievadus, skirtus įkrovimui, duomenų perdavimui ir išorinių monitorių prijungimui. Taip pat yra MagSafe 3 įkrovimo jungtis ir 3,5 mm ausinių lizdas. MacBook Air palaiko iki 2 išorinių 6K raiškos monitorių, kas yra patogu dirbant su keliais ekranais. Atnaujinta 12 megapikselių kamera su Center Stage funkcija seka vartotojo judesius, užtikrindama, kad visada būtumėte kadro centre per vaizdo skambučius. Tai ypač naudinga nuotoliniam darbui ar mokymuisi. Garsiakalbiai taip pat patobulinti. 13 colių modelis turi 4, o 15 colių 6 garsiakalbius. Jie palaiko Dolby Atmos, todėl garsas yra erdvinės ir aukštos kokybės, tinkamas tiek muzikos klausimui, tiek filmo. Apple Intelligent yra asmeninė intelektuali sistema integruota į macOS Sequoia, kuri naudoja galingus generatyvinius modelius, siekdama pagerinti vartotojo patirtį. Ji sukurta taip, kad suprastų ir generuotų tekstą bei vaizdus, prioritetizuotų ir apibendrintų pranešimus, elektroninius laiškus ir žinutes. Taip pat naudotų asmeninę informaciją jūsų įrenginyje, siekiant supaprastinti ir pagreitinti kasdienės užduotis. Naujasis MacBook Air su Apple M4 lustu yra solidus pasirinkimas tiems, kurie ieško patikimo, stilingo ir galingo nešiojamojo kompiuterio, nors dizainas išlieka panašus į ankstesnius modelius, vidiniai patobulinimai ir naujos spalvų galimybės suteikia šviežumo pojūtį. Jei planuojate atsinaujinti savo techniką, šis modelis tikrai vertas dėmesio, nes Apple pasiūlė išties konkurencingą kainą, atsižvelgiant į aukštą kokybę, našumą ir naujausias technologijas. Šis MacBook Air modelis suteikia už savo kainą puikią vertę. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.